Labas. Labas, viskas labai gerai pasijungė, tai labas Gintarė, malonu tai Labas. matyti. Matos, kad žmogus labai laimingas ir šypsina iki ausų, tad šiandien turėsime labai gerą pokalbį. Tikrai nemažai aptarėm, nemažai pasikalbėjom su tavim ir manau, kad daugumai bus įdomu tai išgirsti. Šiandien beje primenam šiandien primenam visiems, kad šiandien tema yra apie vyrus ir moteris, apie santykius ir apie labai visko dar daug. Mes paliesime temas ir pokalbis atviras ir Gintarė sakė, bus labai atvira tuo klausimu, tad junkitės ir išgirskite mus. Žinai, Donatai, tas atvirumas, kadangi jau prakalbam apie atvirumą, tai aš visą laiką pasilieku teisę į kažką ir nesakyti. Čia yra auksinė taisyklė tavo, ačiū. Taip, nežinai, vis tiek yra tiesioginis eteris. Mes nežinom, kas mūsų žiūrovai šiandien, bet vis tiek kalbėsim tiesiog paprastai, žmogiškai, ar ne, tiesiog paliesim svarbias žmogiškas temas ir galbūt pasidalinsim tiesiog savo pastebėjimais. Tai šita diskusija turėtų tikrai būti gan įdomi. Ačiū tau už tai pastebėjom. Čia yra viena iš taisyklių, kurią senai esu girdėjęs ir galbūt netgi primiršęs, kad nereikia viską atsakyti ir turėti savo nuomonę, kad ačiū, bet į šitą klausimą aš neatsakau ir bus labai gerai. Tai bus, bet čia labai sąžininga. Taip, čia sąžininga. Čia žinai, kai mes ir turėjom tą tokį trumpą aptarimą, kad aš tikrai nenoriu meluoti, tai jeigu tu nenori meluoti, tai tu tada pasilieki kažkokius dalykus savo. Ir viskas. Vienareikšmiškai. Tai ką, einam? Galim pradėti, aš manau. Einam. Gerai, paliesim vieną iš temų, kuri yra aktuali šiuolaikiniam pasaulyje, ne? Kadangi aš tai dirbu su vyrais, daugiau žinau tų vyriškų istorijų, pas tavę yra aplinkui labai daug moterų, ypatingai vienišų moterų. Tada vienas klausimas, kodėl mes esame vieniši šiame pasaulyje, arba kodėl vyrai vieniši, arba kodėl moteris vienišos. Ir pabandom panalizuoti ir atsakyti šitą klausimą. Nebūtinai mes tiksliai atsakysim, bet išsakysim savo nuomonę. Tai ką tu galvoji? Ką aš galvoju? Prisimink savo visas moteris, vat vienišas moteris, ne? Tarp kitko kažkodėl tikrai mano rate jų yra labai daug ir tas skaičius toks, žinai, jausmas, kad jisai plečiasi. Ir iš tikrųjų, mes dažnai pašnekam draugių kompanijų, artimų moterų kompanijose, kodėl taip sunku išlaikyti tos santykius. Bet pagrindinė problema viena ir vienintelė, kuri tikriausiai, žinai, čia visais laikais buvo, tiesiog žmonės nenori vienas kito girdėti, žinai. Ir per tam tikrą laiko perspektyvą, žinai, ta tylos prizmė, jinai kaupia labai daug problemų. Žmonės bijo išsakyti tą, ką jaučia, kaip jaučiasi ir galų gale sprogsta tas visas muilo burbulas iki tokio lygmens, kad žmonės prieina tašką skyrybos. Tai, labai atrodo, žinai, paprasta. Baisu. Jo, bet pastebė Gintarė, kad čia tik mano nuomonė. Daug kas priima skyrybas, kaip yra labai baisu, bet mirtis irgi yra baisu ir tai yra neišvengiama. Jeigu panagrinėt viso pasaulio statistiką, tai yra neišvengiamas dalykas. Ir jeigu tai pasižiūrėti blaiviai, tai gerai, suklydau, išmokau pamoką, galiu kažką pakeisti ir surasti tai, ko aš tikrųjų noriu. Nes mano galva, kodėl mes skiriamės, todėl, kad mes renkamės ne tai, ko norime dažnai. Tai va čia tas puikus pastebėjimas, kad santykių sėkmę tikriausiai lemia supratimas, ko tu nori visų pirma, kokio šalia savęs žmogaus. Ir tada, jeigu tavo gyvenimo kely, žinai, visgi atsiranda tas tokio tipo žmogus, žinai, tai tada tikriausiai, žinai, labai lengvai eidamas į tuos santykius be jokio svorio, be savo asmenės erdvės kažkokio praradimo, tu gali išlaikyti tą ilgalaikę santykių perspektyvą. Tai čia labai svarbu, pirmiausia, aš manau, atsakyti savo, ko šalia savęs tu nori, kokio tipo žmogaus, kokias vertybės tas žmogus turi nešti, žinai, kad jos atitiktų tavasias.
Ir kada tie du pagrindai susijungia, ne, kada tas požiūris visgi žmonių yra vienaip ar kitaip panašus, tada aš manau yra lengva. Aš taip galvoju. Bet įsivaizduok, santykiai pradžia prasideda, viskas labai gražu, daug saulės, daug drugelių, daug stebuklų. Vienas sako, aš noriu tai ir tai, antras sako, ir aš noriu tai ir tai, o paskui pagyveno 2 metus, sako, klausyk, o aš dabar nebenoriu to. O tas sako, vienas sako, o žinai, aš noriu to. Ir ateina momentas, kada žmonės nori visai kitų dalykų, nes jie per 2 metus užaugo. Arba, žinai, arba būna dar kitas modelis arba kitas atvejis. Smagiausia, žinai, kai abu auga, kai vienas kitą augina, bet dažnas atvejis čia vėlgi kas liečia, tarkim, tą išsiskyrimo kelią, kad kažkas nori augti ir stengiasi, žinai, į visų pirma asmeninius pokyčius, nes viskas nuo mūsų prasideda, ar ne? Pirmiausia, tai, žinai, tikriausiai reikia kiekvienam atsisukti save ir paklausti, kodėl tam tikri jausmai, kurie kliudo mano santykiams, kodėl jie manyje kyla. Ir kada žmonės, žinai, pradeda tvarkytis pirmiausia su savim, nekaltinę aplinkos ir savo partnerio dėl visko, tada vyksta augimas. Bet dažniausiai, vat, net ir per savo trumpą 31 metų etapą gyvenimo, ką aš pati pastebėjau, vat, tas santykių tema, ne. Ir lygiai taip pat aš pati dariau tas pačias klaidas, kad aš visą laiką galvojau, žinai, čia, žinai, gal aplinka visgi yra kalta dėl kažko. Bet kada situacijos tavo gyvenime pradeda kartotis, tai va čia ir yra esmė, kad žmogau atsisuk į save, nes pirmiausia, tu turi susitvarkyti su savo vidiniais dalykais, kurie pritraukia ir sukelia tas pačias situacijas, žinai. Tai čia gaunasi toks užburtas ratas, jis sukasi, žinai, ir tada, aišku, lengviausia apkaltinti žmogų, kuris yra šalia tavęs. Tai, žinai, tai aš lygiai taip pat seniau darydavau, nes man taip atrodė. Bet atėjo gyvenime momentas, kada tu atsisėdi prieš save, pabūni su savim ir nuoširdžiai nori pokyčių. Vat man lygiai taip pat realiai šiam gyvenimo etapė yra vat šitas momentas, kada aš supratau, kad pirmiausia, žinai, aš turiu savyje ieškoti tų trigerių, kurie vat sukelia tam tikras situacijas, kurios kartojasi mano gyvenime, kas ten liečia asmeninius santykius, ne? Ir aš esu labai laiminga dėl to, kad pagaliau aš pripažinau. Tai čia, žinai, jau nebe ego kalba, žinai, bet pagaliau tiesiog pripažinau, kad visų pirma, Gintarė, pasigilink į save, žinai, į savo dalykus. Kame pas tave, žinai, yra tavo tos vidinės problemos. Ir tada, žinai, kaip faina, tada pasidaro taip lengva, tu pradedi, žinai, analizuoti, pradedi tvarkytis ir tada, ta prasme, tas visas blogas situacijas tu visai matai kitom akim, realiai. Ir kad tikrai ne tas tavo žmogus, tavo vyras ar žmona buvo kaltas, žinai, dėl kažko, nes mes, ta prasme, taip, mes tokie žmonės esam, kad mes bėgam nuo problemų vietoj to, kad mes jas realiai spręstumėm. Tai. Žinai, bet aš galvoju, kad bet kuris etapas yra labai gražus. Žinai, aš čia pasidalinsiu gal savo mintimis, man atėjo 47 metų prieš, kiek čia jau ne per seniausią savaitę jau. Ir aš labai daug suvokiu. Aš tiesiog labai giliai pasižiūrėjau save. Aš turėjau vieną savo challenge. Aš išėjau visą naktį po Kipro kalbos miegoti. Pamečiau kepurę, lipau per kalvas, kažkur pamečiau maikę. Visi seni daiktai mano iš manęs dingo. Kaip dingo, aš nežinau. Miegojau ant žemės tiesiog kažkur. Tiesiog leidau atvirai prieš savim ir kalbėjau visą naktį su savim. Visą naktį kalbėjau su savim. Prisiminiau savo vaikystę. Prisimenu, kad mano koks buvo tėvas, kad aš jo žiūrėsiu nemačiau. Prisimenu, kokia buvo mama, kad su manim beveik mažai kada skyrė arba negalėjau tiesiog, nes turėjau galimybę skirti. Ir tiesiog pasigilinau, kad aš užaugau toks, nematydamas tam tikrų pavyzdžių ir tada pradėjau suprasti, aš padariau labai daug klaidų su gyvenimu tik dėl to, kad aš neturėjau gerų mokytojų. Neturėjau gero mokytojo, neturėjau gero pavyzdžio. Aš turėjau krikštų tėvą, kur mačiau geresnį pavyzdį, bet aš negalėjau kiekvieną dieną tą matyti. Ir tik tai per klaidas aš atėjau iki
tą momentą, kada pradėjau supras, kad realiai aš va dabar gyvenu. Ir kad kaip kitiem kažko reikia, ne, iš kitų žmonių. Man asmeniškai niekam iš nieko nereikia, aš labai laimingas galiu būti vienas. Aš savo atsakiau tą klausimą. Kad išmokau būti vienas su savim. Ir mano galva, kas yra svarbiausias santykis, apie ką mes turim kažkada ir kalbėję, kad man atrodo svarbiausia tada, kai mes turime erdvę, laisvę ir jeigu šalia esantis žmogus mus palaiko, ne, ir mums duoda energijos palaikymo, tai tiesiog viskas bus ok. Gero žodžio, gerų minčių, tas žmogus tu gali padaryti didelį stebuklą ir užaugti. Mano galva. Tai čia gal, žinai, čia ir tokia, žinai, tikriausiai realiai tai yra problema, žinai, kad kažkodėl žmonės įsivaizduoja, kad santykiai jie yra labai sudėtingi ir labai sunkus ir juose yra sunku gyventi, todėl realiai dabar ateina kažkokia tendencija nebeįsipareigoti, nes kažkodėl visiems santykiai, buvimas kartu asocijuosi su kažkokia našta. Ir va tas propagavimas laisvo gyvenimo būdo, bet kaip ir mes su tam kažkada irgi dar aptarinėjo mane šitą temą, kad niekas nebenori, vis labiau žmonės vertina, žinai, realiai laisvės pojūtį, bet aš esu garantuota, kad tu tikrai, žinai, su žmogum, kuris atitinka tavo tą vertybinį pagrindą, tu lygiai taip pat gali jausti tą laisvę ir būdamas santykė su kitu žmogum. Vienareikšmiškai. Jeigu tinkamas žmogus šalia. Jeigu. Bet aš tau atsakysiu, kodėl žmonės renkasi laisvę. Aš tiesiog pasidalinsiu vyrams, kuriem yra virš 40. Man labai įdomu išgirsti. Jų maždaug kokį 500 istorijų, tik tai vieną tokią krūvą, vieną tokį gabalą sudėjus. Ant tiek daug nesėkmių, kad jie kažkokiame etape pasiduoda ir sako, nebenori toliau eiti ir bandyti. Ir čia būna didžiausia jų klaida. Jie sako, viskas sako, per daug sunku, daugiau iki vestuvių, nes ten tik praradimai, finansiniai praradimai. Ir jie pavargsta. Ir jis sako, kiek aš galiu dėl kito žmogus tik stengtis, jeigu dėl manęs nesistengia. Jeigu galtim rezultate pralaimė ir vyras lieka, turėjo tam verslą, pusę verslo neteko arba neteko viso verslo. Aš nenoriu gilintis labai, neeisim į tas detalės, bet tiesiog viena iš dalių, kodėl jie nenori. Kita iš dalių nenori keistis. Yra vyrai, kurie žys nenori keistis. Atėjo, man ir taip gerai, kaip mes kalbėjom su tavim irgi, kad aš nesikeisiu, tau nepatinka, tai tau problemas pati ir keisi. Gali būti ir toks variantas, ir tokių vyrų irgi yra daug. Tai čia, žinai, viskas realiai taip ir yra, kad kokį modelį mes, žinai, vaikystėje matome, tų santykių modelį, tokį mes jį atsinešam ir į savo gyvenimus. Jeigu, žinai, aš esu, pavyzdžiui, labai tokias sentimentų žmogus. Man patinka kurti kažkokias tradicijas, Tarsi tokie dalykai užpildo mano vidų, nes aš nuo pat mažens tą turėjau, visos šventės, tai kartu susibūrimai, tam tikri dalykai, žinai, kas apgaubė visų žmonės, kas tą tokį laimės pojūtį suteikia ir kada nuo vaikystės tu visą laiką matai ir išaugęs to tam tikrom tradicijom atsineštom iš šeimos, tai labai norisi tą kūrybą pratęsti ir savo asmeniniam gyvenime, Bet jeigu, pavyzdžiui, tavo partneris, jisai nematęs tokių dalykų, jam tai yra svetima. Ir va tada šitoj vietoj ir prasideda, ar tas tavo žmogus, tavo antra pusė, ar jisai nori kurti dabar bendrai kartu su tavim ir tęsti kažką, ar jis visgi, žinai, man čia neįdomu, žinai, man to nereikia. Ir tada kas gaunasi tie du žmonių, žinai, tokie poliai tiesiog išsiskiria, Tai va čia ir yra tas labai svarbus, žinai, momentas realiai, tai netgi ir santykių pradžioje, va kaip mes su tavimi ir šnekėjom, visi būna toje labai didelėje euforijoje, to viso rožinio gražaus pasaulio, nes realiai tai būna tas, žinai, jausmas visiškai per emocijas.
mažai kas ten įsijungia tą savo logiką, žinai, o kas bus vėliau, tikrai savęs to neklausia, mėgaujasi, ne, bet kada pabiški blėsta, žinai, tie visi aistros momentai, nu, tada tu vis tiek susiduri vienaip ar kitaip su realybė. Ir tada jau pradedi žmogų matyti visai kitom spalvom. Ir va tada, va tame etape ir prasideda, žinai, ta gyvenimo mokykla vienas su kitu. Ir arba tu realiai kartu dirbi ties tuom, arba dažnai, nu, pasibaigus šitam gražiam, žinai, etapui rožiniam, dažnai žmonės mato, kad paskui, nu, gal nelabai čia, man pakeliu, žinai, kartu su juo ar jie. Tai vat, nu, čia toks. Aš manau, kad, žinai, Gintarė, gal kartais mes žmonės gal per turim per daug lūkesčių iš kitų žmonių, nes aš supratau vieną, kad mes esame tokie skirtingi ir mes taip naiviai kartais tikimės, kad kitas žmogus padarys tai, ko mes norime, Taip. O jam neįdomu, tai gali būti jam visai kiti dalykai įdomus. Ir tada mes nusivylim, vieną kartą nusivylim, antrą kartą nusivylim, trečią kartą, 10, 20, 50. Nusivylimas nueina dar giliau ir galutiniam rezultate nieko nesinori. Tad aš manau, kad gal ta laisvė, apie kurią mes ir kalbėjom, žinai, kad būtų tokia, kad žmogui leisti daryti tai, ką jis nori, nes mes vis tiek skirtingi esame. Ne? Sutikti tokią patį, kaip, nu, vat, Gintarė yra sutiktų Gintarė, tik tai vyrą. Nu, tikimybė labai... Jo, čia labai tu gerą pavyzdį, vat, realiai davėjai. Tai būtų fantastika, bet kaip tai padaryti, aš nežinau. Tai vat, kai aš ir sakiau, žinai, bet aš turiu kažkokį irgi modelį savo galvoje, ne, koks tas žmogus, partneris būtų, nu, nesakau idealus, nes negalima idealizuoti, nes tai neegzistuoja tiesiog, žinai, bet vat kokios savybės turėtų būti žmogaus, su kuriuo man būtų gera, žinai. Ir atrodo kaip ir paprasta, nieko lyg aš labai ten kažko daug ir nenoriu, bet iš kitos pusės, žinai, kartu ir labai sudėtinga. Nes sudėtinga dėl to, kad, nu, tikriausiai visgi, aš irgi dar esu šiek tiek tos senesnės kartos, ne, nes jeigu kalbant jau visiškai apie dabartinę kartą, ne, jaunimo, jie yra dar kitokie, jie mato dar kitus dalykus, tai čia būtų, žinai, net įdomu gal visai kažkada jaunos kartos kokį nors jauną žmogų pakalbinti, žinai, vat, kaip jų tarpe viskas dabar vyksta, žinai. O aš kadangi jo, aš tokia, sakau, esu senos sielos žmogus, tai koks procentas tų žmonių aplinkui dar egzistuoja? Nu, klausimas, bet turiu omeny, nu, ta prasme, vienišų, kad tu galėtum paimti ir sutikti tą tokį žmogų, žinai, kuriam laiko praleidimas kartu, tai nebūtinai, žinai, kas yra materialūs dalykai. Laiką tu gali taip susiplanuoti, kad jisai tau nieko nekainuos. Ką kainuoja gražiausi saulėlydžiai prie jūros, ne? Su kokiu pikniku, nu ką kainuoja, nes dažnai, čia dabar dar šiaip vienas toks pastebėjimas, kalbant apie laisvalaikį, ne, kartu tarp žmonių, nu, labai žmonės yra sumaterialėję. Jie galvoja, kad, žinai, kad kokybiškas laikas viskas remiasi į pinigus, ne, į brangius dalykus. Nu, ne. Ir va čia ir yra šitoje vietoje. Pavyzdžiui, man teikia malonumą, aš žinau, kad aš mėgstu, man patinka irgi kokybiškai tą laiką praleisti, nu, kažkur, žinai, kažkokios kelionės, nu, vienaip ar kitaip tu turi investuoti, nu, kitaip nebus, ne. Bet, nu, tiesiog išėjimai kartu, pasivaikščiot, vakare, ne, gryno orų pakvėpuoti, kažkur atsisėsti, žinai, kavos išgerti, bet esmė, žinai, kad duoti tam savo partneriui to asmeninio savo laiko. Vat, nu, čia yra svarbiausia. Ta prasme, žinai, kai kiti, tarkim, irgi vyrai, žinai, atsiliepia, oi, čia dabar šiais laikais visos materialistės, visom tik tai pinigų reikia. Nu, aš galiu duoti garantą, bent jau iš mano aplinkos, žinai, moterų. Visom iš tikrųjų reikia asmeninio vyro laiko jo ir dėmesio. Jokia rankinė, joks ten, žinai, lūpdažiukas ar rubelis, jisai neužpildys žmogaus. Kiekvienam žmogui reikia vidinių dalykų. Ir vat, čia ir yra, žinai, didžiausia problema, kad kažkodėl žmonės labai sudėtingai į viską žiūri. Nu, ta prasme, liečiant šitą temą, ne.
man visą gyvenimą labiausiai, ta prasme, realiai imponavo va šitas dalykas - laiko praleidimas kartu, žinai. Nes tada tu gaunasi, kad tu tada su savo partneriu, nu, ir augi, ir užpildai vienas kitą. Dėl ko ten mano, žinai, ir ta kūryba, ir kūrybos linija yra viena intimi, ne? Nu, nes tas intimumas jisai ir kūrė ryšį tarp žmonių, kuris dar labiau suartina. Ta prasme, čia, žinai, čia aš per kitą visai prizmę matau šitus dalykus ir tą paveikslų tapybą, žinai, va, būtent tos linijos intimios. Nes man tai yra visiškai kiti dalykai. Ne tai, ką žmonės tiesiog mato, ar ten, žinai, įvardyja, oi, čia jinai seksą tapo, ar ten vos ne pornografija, ar kažką, čia visiškai ne apie tai. Visiškai ne tai. Tai yra, Visiškai ne tai. Tai yra, to visame ryškuo man kilo net to paveikslo, žinai, serija. Nu, kad tai tiesiog būtų ta simbolika, ko man pačiai gyvenime labai norisi, žinai. Kad tas intimumas jisai nedingtų tarp žmonių, nes tai ir kūrė tuos gilesnius ryšius, žinai. Bet kada žmonės kasdienybėj, žinai, pasimeta tarp problemų, tarp buities, tarp darbų, nu tai labai dažnas atvejis, kad jie realiai pamiršta tą savo antrą pusę. Nu taip ir yra. Nu, šiuolaikiniam taip ir yra. Šiuolaikiniam pasauliu, apie ką tu kalbi, taip yra. Vieni kiti, mano galva, kas vyksta iš istorijų, tai kad žmonės gyvena suėję vieną patalpą nuoskaudų. Vietoj to, apie ką tu kalbėjai, kad vietoj to, kad jis sakytų, gal metam tą kirvį karo ir einam pabūti kartu tiesiog, patylėti. Jie tik pabūti kartu prie jūros, prie saulės, kalvose, nežinau, kaviniai, tiesiog pabūti kartu ir nekritikuoti, nekaltinti, nesikabinėti, tiesiog pabūti. Ir mano galva, kad užtektų. Bet šiuolaikiniam pasauliu, kiek aš girdžiu, daug nuoskaudų. Kažko neišpildyti, kaip maži vaikai, žinai. Bet supranti, Donatai, iš tikrųjų, jeigu šiandien kalbam atvirai, tai žinok, aš lygiai taip pat seniau elgdavausi. Ta prasme, nu, tas, žinai, tos nuoskaudos, aš tom nuoskaudom nesusigyvendavau, supranti. Ir man, ta prasme, tada, žinai, lavina kažkokio tai kaltinimo kito asmens, tai čia yra realiai iš karto numeris vienas dalykas, kuris žudo santykius. Tai va čia ir yra, kada tu pradedi paskui supranti suvokti tą savo asmeninės, žinai, klaidas, tai, nu, tikrai palengvėja, nes aš jau žinau, kad aš gyvenime tikrai, ta prasme, taip tikrai savo nebeleisčiau elgtis, žinai, tikrai neleisčiau, žinai. Bet tai yra labai, sakau, sveikintina, kai tu pats žmogus suvoki šitus dalykus. Ir va tas jo, kadangi žmonės, žinai, yra lengviau vienas kitą, žinai, kaltinti ir mėtyti tas malkas, žinai, vienas į kitą vietoj to, kad, nu, realiai, žinai, apsikabintą žmogų, žinai, ir kažkaip ramiai pasišnekėt. Nu, skamba tikriausiai paprastai, bet iš tikrųjų yra labai sudėtinga kažkodėl. Nu, kai emocijų daug, problema tame, kad kai žmonės turi pilną nuoskaudų, tai pilną emocijų, o jie nežino, kur jas išmesti ir kaip iš savęs išvalyta visą susikaupusi brudą, pavadinkim, jisai tada tenka artimiausiam žmogui. Bet mano galva, ko mums visiems labai reikėtų, tai turbūt žmonių, draugų, šalia esančių, su kuriais galim būtų įsikalbėti, bet tokių labai sunku rasti, kurie tai suprastų. Galbūt psichologų, bet ir tai ne visi sugeba su tave išgirsti arba padėti. Tada atsiduri vienas su savimi. Pertrauksiu, aš net esu irgi girdėjęs, žinai, komentarų iš savo artimos aplinkos, kad po seanso, kuriame buvo vyras, žinai, ir moteris pas psichologą, kuris konsultuoja poras, tie santykiai tik dar labiau suaštrėjo į blogą pusę, nes buvo nukreipta, žinai, viskas tenai, nu, tikrai ne ta linkme. Nu, ta prasme, žinai, tie psichologai psichologams nelygus. Kažkokiu aspektu jie galbūt ir gali padėti, žinai, bet kiek yra tokių variantų, kada atvirkščiai, ta prasme, dar labiau pakursto, žinai, tą žibalą santykiuose ir vis tiek neišsprendžia, žinai, problemų. Tai, nu, čia toks labai slidus reikalas. Aš galvoju, nu, čia mano tik tai nuomonė, kurią aš susidariau. Iš visų vyrų istorijų galiu pasakyti vieną.
visi pasakė tą vieną galutinį rezultatą tašką padėjo. Neatsiranda dažnai žmogaus šalia, kuris jį suprastų. Ir manau, kad ir moterų pusė lygiai tas pats. Taip. Visiems mums trūksta žmogaus, kuris neaiškintų, kaip gyventi, o tiesiog ateitų, išklausytų, išgirstų ir tiesiog suprastų. Tai Tada, žinai, opi problema, kad kartais žmonės nenori girdėti, jie nenori klausytis tiesiog. Daug nuoskaudų, daug pykčio ir nenori girdėti. Nes tada norisi atkeršyti, norisi pažeminti, norisi daug dalykų padaryti tam žmogui. Bet kai žmogus pradeda dirbti su savim, eina į savo vidų, lenda į save, tada jis atranda daug dalykų, pradeda užsiimti praktikom įvairiom, nuo sporto iki ten kvėpavimų ir ten įvairių dalykų, kad išmesti iš savęs visą tą brūdą. Ir vieną dieną, kai susitvarko, sako, suprantu dabar, kodėl aš tik dabar galiu aiškiai suvokti, ką aš dabar darau. Tai mums visiems, žinai, ko trūksta labiausiai. Čia visiems ir vyram, ir moterim, mano galvo, ko labiausiai trūksta, tai rasti atramos tašką, kur išmesti visą tą negatyvą ir blaiviai pamatyti tą situaciją. Yra tas filmas labai geras, Melskis, kaip plaukti, dabar neatsimenu. Mylėti, melskis ir dar kažkaip. Labai senas filmas, dabar neatsimenu. Ko gero nebūsiu mačius. Į Balį ten, kaip buvo iškeliavusi moteris irgi ieškoti. Tai ten visur irgi apie tai kalba, kad o tu sako, ar gali atleisti jam. Tai vat pagrindinis dalykas, ar mes mokam atleisti. Vieni kitiems, nesvarbu netgi už kokias baisiausias netgi dalykus gali padaryti. Ir mano galvo, kai mes sugebam atleisti savo ir ypatingai savo, nes daugumą mes savo niekada neatleidžiam, kitiem atleidžiam, bet savo neatleidžiam. Tada prasidės stebuklai. Tad aš visada sakau visiems ir vyram, ir moteriams, sakau, ar galėtum šią sekundę atleisti savo už visas klaidas, kokias esi padarius su gyvenimu. Ir kai žmogus sako, aš savo atleidžiu, nes aš tiesiog mokinuosi iš tam pasaulyje, aš mokinuosi, aš tobulėju, aš nesu tobulas, ir aš atėjau pažinti save. Ir kai žmogus tai pradeda suvokti, jis nustoja kaltinti kitus ir save, nes visi atėjo čia tobulėti ir čia visi atėjo netobulį. Dėl to būtų pati geriausia dalis, kai gintarė rastų gintarą, panašiai kaip į gintarę. Žinai, aš tokia sentimentų, tokia romantikė, tokia, realiai man, sakau, man viršų ima visiškai vidiniai dalykai. Visiškai. Jausmas, nes, sakau, man ir tapybos tema yra tokia, kuri net garsiai ir akivaizdžiai rėkia apie jausmus tarp žmonių. Nėra ten jokių paslėptų kažkokių, tai, žinai, tarp eilučių dalykų. Tai yra visiškai tiesioginiai, žinai, tapybos darbai, kurių išraiška apskritai yra jausmai, emocijos. Nes, čia yra visiškai, žinai, čia mano veidrodis, yra realiai mano veidrodis. Ir viskas man patinka, ir aš save priimu tokia, kokia aš esu. Ir man labai norėtųsi gyvenime, žinai, kad žmogus, kuris bus šalia manęs, kad jis lygiai taip pat priimtų, žinai. Nes, nežinau, aš nežinau, Donatai, kokia tavo nuomonė. Gerai, iš esmės žmonės gali keistis, bet pagrindė tokie, kokie jie yra, jie tikriausiai vis tiek ir išlieka, daugiau, mažiau. Žinai, kada žmonės keičiasi? Kada įvyksta labai labai didelis gyvenimo sukretimas. O kol viskas yra gerai, žmonės nesikeičia. Žinai, komforto, kai tu sėdi komforto zonai, tai ta prasme, taip, tu joje ir sėdi. Ir plauki gyvenime pasroviui, bet tu pats netobulėji. Taip, Aš manau, kad mūsų gyvenimas labai gerai pastato vietą. Duoda tokias sąlygas, kad arba tu jas praeini ir kažką išmoksti, arba tu jų nepraeini ir tu neišmoksti. Ir tada nugrimsi į dar didesnį dugną. Tai dėl to vieni pakyla ir po sunkiausių, didžiausių kritimų užauga, o kiti nueina į dugną, nusigeria ir ten nieko nelieka. Tai čia tik žmogaus pokytis. Vat apie tą klausimą, ar žmogus keičiasi, aš galvoju, gali pasikeisti, bet jam turi būti sudarytos sunkios sąlygos.
Dažniausiai žmonės po skyrybų labai pasikeičia. Pastebėjote, kad įsiskyręs žmogus užauga arba nukrenta. Iš Tie, kurie tikrųjų, užaugo, tai wow, prasiskleidžia kaip moteris būna, kad atsiskleidžia kaip gėlės ir atrodo, jiems ten atsiveria visus galimybės atsiveria. O kitom moterim atvirkščiai po skyrybų nueina į apačią, kaip ir vyram. Arba viršų, arba į apačią. Bet čia jau tik nuo mūsų pastangų priklauso. Ar mes išmokom pamoką, ar mes suvokėm, ar nustojom kaltinti ir kaip tu labai teisingai pasakei, ar įsigilinom į save, nuėjom į savo tą gylį ir uždavėm labai daug klausimų savo, ką aš dariau ne taip vėl. Bet matai, čia labai, nu va čia yra toks įdomus dalykas, aš manau, ir tai yra beproto asmeniška. Kiekvienam žmogui turi ateiti laikas, norėti pačiam suprasti, dėl ko gyvenime, žinai, vieni ar kiti dalykai nutinka, kodėl tos situacijos kartojasi, kodėl tie santykiai, žinai, nėra tokie, apie kokius tu svajoji. Tai man dabar, Donatai, nu va, kitą pirmadienį 32. Ta proga aš labai džiaugiuosi ir tiesiog realiai džiaugiuosi, kad, nežinau, dabar yra tas laikas, kada mano širdis ant tiek nori, žinai, tų pokyčių, bet tokių iš esmės pokyčių, kad apskritai žmonėm šalia manęs būtų gera, žinai. Aš taip žinai, kad jis pagalvoju, gal aš ir nesu kažkokia labai sunki, nu kaip žmogus sunki, ne, nes aš tokia pakankamai atvira, apskritai atvira. Bet norisi, žinai, dar labiau spinduliuoti, žinai, tą gerą energiją, tą laisvės pojūtį, žinai, ir man tikrai, žinok, visai neseniai, vat buvo toks šakt, kad aš dabar jau noriu, Gintarė, noriu pradėti labai stipriai gilintis į save, tvarkytis dalykus, žinai, mokėti atsiprašyti žmonių, kuriuos aš įžeidžiau, nes mokėti atsiprašyti kito čia yra wow, kaip sunku. Tai vat, su metais lengviau darosi, žinai. Mokinuosi ir žinok, ir suprantu, kad tas gyvenimas vat nuo to jisai man ir lengvėja, ir gerėja, ir mano nuotaika visai kitokia, ir aplinkoje, žinai, žmonės pastebi ir, nu, apskritai viskas tada realiai keičiasi. Tai va, tik tai 32, va, atėjo toks sakt, kad aš labai jau stipriai noriu dirbti pati su savim. Nebenoriu aš kaltinti nei aplinkos, nei ten partnerio, nei ten, nu, tarsi, realiai. Aš nebenoriu, žinai, nes čia yra blogas kelias, čia žudantis kelias yra, žinai. Kelias į niekur. Taip, nu tai va, tai žinai, tai visiems labai skirtingai, žinai. Aišku, kuo anksčiau tu pradedi suprasti šitus dalykus, tuo tau pačiam geriau. Nu, tai gerai, tai ateina tau pats gražiausias etapas, bet visada tai yra. Aš tiesiog, kai trinėjau laikotarpis, tai nuo 30 iki 40 metų, kaip tik tas laikotarpis, kada nes iki 30 atrodo darai daug nesąmonių ir viskas ok. O nuo 30 iki 40 prasideda augimas, kur tave veda kažkokį kelią jau. Ir tai jauties, kad tave, aš prisimenu savo 30 metų, tai man buvo kosmosas, iki 34 aš turėjau 3 operacijas, vos išgyvenau, ten kosmosas, kiek daug suvokimų ir kaip mane pakreipė į kitą pusę. Paskui ten apie kosmos, mane per 5 metus gyvenimas taip gerai atspardė, taip gerai nukreipė. Ir tada labai daug kas suvokiau. Ir esu dėkingas. Mano irgi, jeigu taip jau pasigilinus, žinai, į tą 30 metų gyvenimo tarpsnį, tai aš labai daug turėjau stiprių išgyvenimų. Labai, žinai, kažkada gal aš ir papasakosiu, o gal aš kažkada, žinai, kai jau ateis laikas, kokią biografinę knygą parašysiu, nes, žinai, tas viršelis iš šono, jis yra tik tai viršelis ir aš labai dažnai šitą mėgstu realiai pasakyti, nes, žinai, jeigu ne tam tikri stiprus išgyvenimai mano gyvenime, tai tikriausiai ir nebūtų to esamo charakterio, kokį aš jį turiu dabar, ne, šiandien. Tai... Aš netgi viršelį turiu tavo knygos, jau matau, aš šiandien įdėjau tavo nuotrauką. Va šitas tavo knyga, va šitas viršelis, aš matau. Konkrečiai einant į savo gyvenimą. Va žmogus, kuris nupiešęs, uždėjęs koją ant stalo, konkrečiai dėjęs, nu, nesvarbu, viso pasaulio ir tiksliai žinau, ką dabar darys. Nu, man taip atrodė, žinai. Nu, žinai,
žinai, kas yra geriausia, kad, sakau, visai neseniai aš irgi supratau labai paprastą dalyką. Man tikrai nesvarbu, kas ką mano apie mane. Nes aš turiu vieną vienintelį gyvenimą ir aš pati esu jo kūrėja ir aš noriu ir gyventi jį taip, kaip aš noriu. Ir man visiškai, tarsi, tam tikros nuomonės, kažkokios aplinkos ar kažkokie stereotipai, jie neturi manęs žeisti, neturi, žinai, ta prasme, kaip pasakyti, kirbinti mano vidaus. Seniau aš buvau labai jautri aplinkai. Dabar aš jau nebejautri, nes aš tiesiog noriu gyventi taip, kaip aš įsivaizduoju, žinai, gražiausiai tą savo gyvenimą. O aš dabar, tarp kitko, Donatai, aš matau, kad mes turim čia dar komentarą vieną, kad vyras prašyti visada sunkiau, nes jie galvoja, kad tai yra silpna pripažinti klaidas, bet dėja tai yra stiprybė suvokti klaidas ir jam pripažinti. Nu gerai, tu gal galėtum pakomentuoti, nejaugi vyrai tikrai galvoja, kad tai yra silpnybės momentas atsiprašyti moters situacijose. Na. Aš galiu pasai pakalbėti, tai aš asmeniškai tai visada atsiprašau, jeigu pridarau nesąmonę. Ir manau, kad tai yra didžiausia stiprybė ir pagarba pripažinti savo klaidas. Ir tai visada skatina visus vyrus, jeigu prisidirbai, tai sakai, atsiprašyk, nes tai yra tavo atsakomybė. O jeigu vyras nenori pripažinti, dažniausiai yra žmonės, kurie negali pripažinti klaidų, jie yra tobuli. Jie galvoja, kad tai jiem yra nepatogu parodyti savo silpnybės. Ne? Aš būsiu silpnas, tai dabar manęs nevertins ir nuvertins. Iš tikrųjų, mano galva, kai vyra pamato tikrą nuogą, aš taip pavadinsiu, ne tai, kad nurinktą, o nuogą visom prasmėm, dvasiškai, kūniškai, kaip tik nori. Bet tikrą, moteris labiau vertina. Šiaip tai vienareikšmiškai. Negu tas, kuris kūrė, fantazuoja ir aš toks, aš tai, o iš tikrųjų to nėra. O tada nusivylimas daug didesnis ir tada daug blogiau. Nu jo, kažkodėl, sakau, žmonės bijo būti patys savimi. Arba bijo pasakyti tai, ką jaučia savo partneriui, ne? O čia yra labai stipriai blogai. Kada žmogus bijo, nes jisai galvoja, kad jisai įžeis kitą žmogų. Kartais geriau tikrai, žinai, išsakyti taip, kaip tu jautiesi partneriui, nes tai prives tikrai prie geresnių dalykų, negu tylėti, užsispaudus ir, žinai, ir neišsakyti jausmų. O mano, ta prasme, tokių, žinai, irgi pastebėjimų lengvų, aš nežinau kodėl, bet vyrai tikrai yra linkę, nebūti iki galo atvirais. Kažkodėl labai sunku kalbėti jiems su moterim. Kodėl jiems sunku atvirai kalbėti su moterim? Galiu labai lengvai atsakyti, kodėl. Iš daugumo istorijų pasakoju apie tai, kad tai buvo panaudota prieš juos pačius. Po 5 metų, po 7 metų tu prisimeni, tada tu sakei taip ir taip, moterisgi viską prisimena. O vyrai viską pamiršta. Prisidirbo, jis pamiršo, kas buvo prieš 7 metus. Ne? Dėl to vyrai pradeda mažiau kalbėti, nes jis pradeda jausti, kad už kiekvieno žodžio, kuris pasakė ne taip, netaisyklingai pasielgė, jam yra pateikiamas priekaištas, kai tik tai konfliktas, jis dar priekaištai iš karto už tai ir iš tokias skausmingas dalis dursto. Ir tada vyrai pradeda stebėti, ką jie kalba, jie pradeda kontroliuoti savo žodžius, pradeda kontroliuoti savo emocijas, pradeda kontroliuoti viską. Ir tampa šalti ir bejausmiai, atjungia jausmą, tam, kad tik tai negauti kaltinimo. Nes vyrai negali priimti kaltinimo iš moters, nes kai moteris kaltina vyrą, jam tai yra užsidaro širdis. Aš darau tam tikras, atvirai pasakysiu, yra tam tikros praktikos vyram, ne, kad važiuoja vyrai, užsidarė pilnumoje ir vadinama, atidaryti širdį reikia visai. Vyrai, kurie matė, kai vyras verkė, kriokė pusę valandos ir jam trūksta visko ir oro įkvėpti ir kas ten vyksta su juo, sako, tai būna, sako, Dieve, tai ką jisai iškentėjo. Ant tiek būna uždaryti, aš tikiu, kad ir moterų tokių yra, kurios širdis ant tiek įskaudintis uždarytus, kad jis negali nieko įsakyti. Tai viskas yra labai normalu. Dar irgi toks komentaras, kad žmonės nuo pat santykių pradžios nepateikia savęs 100% toks, koks tu esi.
A, Labai paprastas atsakymas. Gerai, pažiūrime su mūsų tėvus. Jie buvo sąžiningi su mums. Mūsų gazdinome policijom, visom nesąmonėm. Mums tada sakė tiesą. Senelis Šaltis, kalėdų senelis. Pirmas melas, pati skausmingiausia dalis vaiko gyvenime, kai jis supranta, kad jis buvo meluojamas visą gyvenimą dėl kažkokių dovanų. Mes išmokinti nuo pat mažens meluoti. Ir visi vaikai, kai nori įtikti mamai, ką daro? Meluoja. meluoja. Mes užaugome ir ką mes sakome savo moterim? Lygiai tą patį, ką sakėm vaikystę. Meluojam. Mes norim pasirodyti geri ir kad mūsų nenubaustų, nepasakytų, nu. Mhm. Nebūskit vyrų moteris. Nustokit jos bausmės. Beprasmiška. Tuos vaikus gali kiek nors su diržais mušti, skriausti, tai išvaryti ant sofkutis pamiegot mėnesiui. Ką norit kaltinti? Jie tiesiog užsidarys ir gulės vieni ir jiems bus dzin. Čia jo, čia toks pastebėjimas, žinai, kažkaip sakau, vat, labai sunku žmonėms, žinai, tiesiog būti savimi kažkodėl. Aišku, aš nekalbu apie save, aš tai, žinai, aš visą laiką buvau tokia, kokia esu, nes aš praktiškai tai aš nemoku vaidinti, bet aš ko neturiu, tai, nu, aš negaliu suvaidinti. Jeigu jau, žinai, kažkas nutinka, tai mano veidas viską pasako, žinai. Ir aš kažkaip labai ir džiaugiuosi iš tikrųjų, nes, žinai, kai tu moki, žinai, išleisti emocijas, tikrai yra lengva gyventi ir lengviau gyventi, negu viską savo viduje kaupti, ko pasiekoje paskui netgi tikrai ateina ir ligos nuo tų užspaustų, žinai, jausmų vidinių ir dar daug, žinai, visokių blogumų, tai aš tai iš vis, nežinau, būčiau linkus tikrai visiems žmonėms palinkėti, nebijoti būti savim. Mokėti priimti save toks, koks tu esi. Ir aš manau, žinai, kada tu būsi sąžiningas pats su savim, bet kokiam, žinai, žmogui, kuris bus šalia tavęs, tai jam irgi tiesiog bus gera būti, žinai. Vienareikšmiškai taip. Bet būti savim. Ar kiekvienas gali būti savim? Ar nori būti savim? Va čia jau kitas klausimas. Klausimas, ar nori? Čia klausimas, manau, kad gali, bet klausimas, ar nori. Jeigu grįžtam prie santykių temos, ne, tai buvo kažkada atliktas tyrimas apie vyrus ir moteris, kurie ilgiausiai gyveno kartu, bet, nu, apie sėkmingą, sakysim, čia liesta daugiau sėkmingą situaciją. Nesėkmingas mes jau žinom daugumą, kodėl, kaip ir visą kitą. Įdomiausia dalis, kad daugumą sieja vienas dalykas, tai yra, kai vyksta konfliktas, jie viens kitą nekaltina, atsisėda ir išsako, ką jie jaučia ir už ką jiems skauda. Ir kodėl jiems tai nepatinka, kad taip su jais elgis. Ir kai tai daro iš karto čia ir dabar, nelaukdami nieko, tada viskas pasikeičia. O čia žiūrėk, dabar irgi komentaras, kad reiktų moterims labiau išmokti įsiklausyti vyrus. Tai jeigu tie vyrai pradėtų šnekėti atvirai, tada moteris galbūt ir išgirstų, bet kai dažnai, nusakau, va, ta problema, kad vyrai nešneka, tada, nu, tai vyrai bando, žinok, šnekėti, bando? bet būna tas momentas, kada galvoja, kad jau jinai nebegirdi. Bet suprantate, tai Donatai esmė, kad lygiai taip pat ir iš moterų pozicijos. Mes galvom, kad mūsų negirdi vyrai. Žinai, ko trūksta? Aš to pasakysiu, mano galvo visada trūksta vieno žmogaus. Į šitą klausimą aš savo sakiau, tai yra vadinasi sparingas. Kai, žinai, stovi vyras, stovi moteris, stovi teisėjas, bet toks, nu, su galva teisėjas. Ir leidžia jiems nesparinguotis, bet, nu, įsišnekėti ir užduoda dar tam tikrus klausimus. Viskai sakė, o kaip tu jautiesi? Vat, galbūt šito trūksta žmonėms. To teisėjo, tokio neteisėjo, bet tokio, nu, pagalbinio žmogaus, bet tokio sąmoningo, kuris mokėtų jiems išversti vieną kalbą į kitą, o ne, jis vėl kaltina, ne, jis norėjo tau pasakyti, tai, ne, o jinai norėjo dabar tau pasakyti, tai, kuris neįsivelia į emocijas, bet labai blaiviai mato tą situaciją. Dabar toliau, žinau, nes aš čia, žinai, visą užmetu akį, nes įdomu. Komentarai, aš esu išgirdęs gal iš 10 moterų skirtingų, aš nebetikiu vyrais. Lygiai tą patį išgirdėjęs ir atvirkščiai. Vyrai netiki moterį. Kodėl
Kas atsitiko su žmonėm, kad tiek vyrai, tiek moteris vieni kitais nebetiki? Todėl, kad yra labai daug reikalavimų ir lūkesčių. Kas įdomiausia, kai nebelieka reikalavimų ir nebelieka lūkesčių, du žmonės atsisėda, nusprendžia, kokiu keliu eiti ir jie ten patenka. Bet dažniausiai būna taip, kad mes pasirinka kelią, ne? Ir vienas iš partnerių būtinai tampa tuo ne diktatorė, o tas, kaip čia pavadinti, motivatorium. Varyk, tu dar gali. Ne, negaliu. Varyk, aš tau sakau, dar gali. Tu dar nepasiekiai. Ir dažniausiai vienas iš partnerių palūšta. Ir tada šakės. Jeigu tik sudega vienas iš partnerių dvasiškai, viduje, psichologiškai, sulūšta. Aš užduodu vieną klausimą, pavyzdžiui, poroms būna, sakau, o kai jūsų vyras palūšta, kaip jūs atstatot jį? Kaip atstatot? Pagulėjo ir viskas, sakau, jam nereikia pagulėti, jam reikia suorganizuoti kažkokią erdvę, kad jis atsistatytų, gal jam reikia kupono padovanokit, masažą nueiti, gal jam reikia poilsio tiesiog adekvataus, jam išvažiuoti vienam pabūti, poilsėti nuo viso pasaulio, gal reikia dar kažko. Tai vat mes turėtume, mano galvo, santykius ką daryti, tai pasirūpinti vieni kitais, kai kitam žmogui yra blogai. Tai, bet nereikalauti, kad privalai tai, privalai tai, čia yra sąrašas 20 punktų, jeigu nepadarysi, tada nebus santykių. Visą tai griūna. Tai yra tiesiog vaikiškos traumos, iš vaikystės tėvo negauta meilė, ir tiek berniukai, tiek mergaitai, ir iš vaikystės negauta meilė mamai, iš berniuko ir mergaitės. Jeigu ten nuėjus ir pasigilinus, visi atsakymai, kodėl mes reikalavome iš šito žmogaus, nes mes kažko negavome ten. Taip. Čia aš grinai apie save kalbu. Bet čia ne tik, žinok, čia sakau, aš irgi biškai, kada dabar jau, žinai, pradėjau lysti į savo vidinį pasaulį, tai ten yra absoliučiai visi atsakymai, kodėl, žinai. Kodėl mes santykiuose vienaip ar kitaip elgiamės. Čia dabar irgi dar mačiau, žinai, toks komentaras, kad šiais laikais žmonės net po mažų pykčių viskas skiriamis, nebūsi tu, bus kitas, kita, nebėra to noro kurti santykius, kuriuose eisite dviese, o ne po vieną. Vėl grįžtum vaikystę. Realiai tai visas pamatas yra mūsų vaikystė. Vat kada žmonės pradės gilintis, žinai, kodėl tam tikrai jausmai juos valdo, vat tada, žinai, jo, tos triggerius reikia stipriai tvarkyti, bet žmonės tinginiai, ne visi nori. Donatai, pažiūrėk, koks procentas žmonių gali atsisukti save ir pasakyti, su manimi yra problema. Aš noriu tvarkytis, nes aš suprantu, kad mano partneris kenčia dėl to. Kiek tokių žmonių yra? Aš manau, kad dauguma žmonių sako, kad mes esame, Lietuvoje, mes čia visi labai dvasiški, labai jogai, visi ten asanos, šmasanos ir visi kiti. Mūsų tai išgelbės. Man labai patiko vieno vaikino, sako, mergaitė, tai jokios asanos nebeišgelbės, jeigu nesusitvarkysi savo vidinį pasaulį. Iš tikrųjų yra tiesa, nei sportas neišgelbės jokio vyro, jeigu nesusitvarkysi savo vidinį pasaulį. Jokios suknelės, bateliai, jokių moterų neišgelbės, jeigu nesusitvarkys su vidiniu pasauliu. Ir mano galva, ko reikėtų, tai tiesiog nebijot gal kalbėtis ir eksperimentuoti. Man čia kažkaip atėjo dabar idėja, aš žinau, aš tai kas pronto tiesiog pasakysiu. Įsivaizduok, tu surinki dabar moteris savo visas vienišas, atvažiuoju aš ir mes padarom uždarą vakarėlį. Vakarėlio metu visi išsako savo visas nuomonės, kodėl jis vienišos. O aš pasakysiu, kaip aš matau. Tada, aišku, mes susipyksim, aš išeisiu, o jūs paskui liksit kalbėti toliau. Čia faina pramoga, žinai, būtų, dar toliau, grįžtant prie komentarų, žinai, kad irgi yra komentaras, kad socialinės erdvės taip pat griauna daugybę santykių, daug santykių. Aš manau, kad visi ekspertai griauna mūsų santykius, todėl kad mūsų santykiai yra dviejų žmonių asmeninis reikalas. Taip. Va to ir baigta, nes čia kai mes pradedam prilipdyti prie santykių įstatymus, prie santykių prilipdyti visus stereotipus, vaikystės, paauglystės, kaip reikia elgtis, va taip amerikiečiai daro, va taip anglai sėkmingi, ten tokie sėkmingi, va mes taip turim irgi daryti.
neveikia, daug kas neveikia tai, kas veikia kitiem. Mm. Dėl to aš galvoju, kad du žmonės turi atrasti savo kelią. Čia yra tik tai mano nuomonė. Aišku, gal santykių ekspertai pasakys kitaip, kad tai yra standartai kažkokie, bet aš netikiu standartais, todėl kad nėra nei vieno standartinio žmogaus. Todėl kad jeigu paimti mano visą genetiką ir visą istoriją, ir paimti Gintarės genetiką ir visą istoriją ir pabandyti sulyginti, neįmanoma sulyginti nieko. Todėl kad mes esame beprotai skirtingi žmonės. Ir dabar įsivaizduok, bet kurį pasaulio žmogų taip pat paimti, mes neturime nei vienas identiško kelio. Ir įsivaizduok, du žmonės iš skirtingų pasaulių, dėl to ir sakoma, kad vienas iš Marso, kitas iš Veneros. Iš tikrųjų, mes esame du skirtingų pasaulių, bandom surasti bendrą tašką ir aš galvoju, kad to bendro taško nėra. Yra vienas kelias tiesiog eiti kartu ir netrukdyti vienas kitam, o padėti ir aukti. Čia tik tai mano nuomonė. Labai teisinga nuomonė. Nes visą kitą išgelbėti pasaulį mes neišgelbėsim, Gintarė. Mūsų laikas ribotas, mes kažkada irgi numirsim visi. Donatai, dar paminime, dar tokį vieną iš tikrųjų tokį aspektėlį turėjom, kad jo propaguojamas tas laisvas požiūris į santykius arba apskritai jų buvimą arba į modelį santykių, kad yra patogu santykiai partnerystės. Taip, teisingai, tu ačiū, kad pastebėjai, bet link to eina pasaulis, žinau. Bet link to eina pasaulis. Pasaulis nori jaustis laisvai, neturėti jokių įsipareigojimų, įeiti ir išeiti iš santykius tą pačią minutę, be jokių pasiekimių, be jokios atsakomybės. Visi to nori, nes labai visi įskaudinti jaučiasi, nuskriausti ir susigalvoja tada naujas taisyklės, kai būtų labai lengva ir paprasta. Bet tada dingsta šeimos modelis ir dingsta šeimos vertybės, nes šeimos vertybės tai yra dviejų žmonių kūrybinis procesas statyti be plano B. Bet dabar planas B yra, ir planas C yra, ir D. Ir ten, o viešpatė, ant tiek žmonės, jie kažkaip nebepasitikė vieni kitais, kad wow, jo. Tai, nieko, aš dar svajoju, žinok, būti ir žmona. Ir tikrai viskas priešakiai pas tave. Eiti gyvenimo keliu su žmogum. Tikrai, galbūt ne vienerius metus, čia mano didžiausia, svajonė, aišku, gyvenimas yra gyvenimas, visaip nutinka. Aš, pasakyčiau taip, kad geriausia nieko niekada neieškoti, viskas atsiranda savaime, kai tu labiausiai kažko neieškai. Kai tu viską paleidi, viskas savaime atsiranda. Kai tu įsikabini, nuo tavęs bėga. Tai šitas pasaulio dėsniai egzistuoja, reikia tiesiog paleisti ir gyventi savo gyvenimą. Nes pagrindinis dalykas, aš galvoju, kad mes esame kiekvienas žmogus kaip saulė ir statykime gyvenimą aplink save gražiai ir tada atsiras dvi saulės ir tada dvi saulės labai gražiai gali suktis. Galbūt saulė ir mėnulis irgi gali labai gražiai suktis pagal seną mitologiją. Tad aš manau, kad viskas yra įmanoma, tik tai kažkada žmonės grįš prie tų vertybių. Viskas nusibos. Kaip mada, aš nelabai esu mado žinovas, bet aš matau, kas vyksta pasaulyje, kad kartojasi kas 15-10 metų tam tikras mados, rūbai ir visai kiti. Tai viskas yra laikina. Kažkaip labai norėtųsi, kai aš sakau, atrodo kartais, kad aš ne tuo laiku gimiau, Ne, kaip tik tuo laiku gimiau. Nes taip, kaip aš matau, tam tikrus dalykus, tai taip pat galvoja kur kas vyresni žmonės už mane, bet tikrai ne mano bendramžiai, Tu atėjai iš to gyvenimo nešti iš tam tikrą savo šviesą iš to pasaulio. Tu tą ir darai. Per savo kūrybą, per savo paveikslus, per savo žinutės, per netgi podcastą. Ką tu bedarytum, tu vis tiek atkreipi dėmesį šitam pasauliui atsisukti į save. Ir mano galva, kad tu atlieki savo labai stiprią misiją. Kartais gal to nesuvoki, kartais nematai, bet aš tai matau. Kad labai didelę darbą tu atlieki šitam pasauliu ir svarbiausia, tu nesustok. Vat mano palinkėjimas tau, kad tu nesustok. Tas, kas duota, iš vidaus to tu neišplėši, čia tiesiog taip
taip yra, žinai. Nu, visi mes menininkai, mes mažiau daugiau, žinai, esam kažkiek jautresni tikriausiai negu kiti žmonės, žinai, kažkiek stipriau išgyvenantis tam tikrus dalykus, ryškiau matantis detalės gyvenime, mėgstantis labiau pasigilinti, žinai, vat, kaip šiandien mes, žinai, apie santykius kalbam, tai man šita tema yra be galo įdomi. Paanalizuoti man labai. Čia 24 sakiau, mes galim padaryti su tim podcastą maždaug 24 valandom įjungiam live transliaciją, kalbam, netgi naktį kalbėtum apie tai. Tai dėl to ir sakau, kad galim padaryti eksperimentą, surinkti tų merginas, pasikalbėti ir tu pamatysi, mes pradėsim kalbėti kokią 7 vakare, o pokalbis baigsis kokią 7 ryto. Ir tada viskas užtenka per daug, per daug info. Bet, nu, visiems reikia vis tiek to, žinai, mano galvo, kad ko labiausiai visiems trūksta, tai to tikrumo ir atvirumo. Atvirai kalbėtis, atvirai analizuoti ir realiai priimti situaciją, be jokių fantazijų. Nefantazuoti, kad aš esu geresnis, negu iš tikrųjų yra. Mano galvo. Sutinku. Na ką, Gintarė, mes einam palaipsniui į pabaigą, nes einam jau link valandos pabaigos. Tai visada pabaigoje palinkėjimas visiems žiūrovams, ką tik tai nori. Santykiai, gyvenimas, ką norėtų tai palinkėti. Kaip tu, kas eina iš vidaus, tą ir pasakyti. Aš tai norėčiau, žinok, tikrai, Donatai, nuoširdžiai kiekvienam palinkėti, nebijoti būti savimi. Viskas. Ir gyventi gyvenimą taip, kaip norisi gyventi, neklausant ir, žinai, nežiūrint, kaip gyvena kiti. Nes mes visi labai mėgstam palyginti, žinai, savo gyvenimą su kitais. Nereikia nieko lyginti. Reikia mokėti gyventi savo gyvenimą. Žinok, aš lygiai to pačio palinkėčiau irgi žiūrovams. Tai būti savimi, pamatyti save kitų kampų, pasidaryti gyvenime challenge'us ir pasižiūrėti, koks iš tikrųjų esi. Ir nusimti fantazijas, nusimti rožinius sakinius. Ir pasidaryti gyvenimą įdomu. Nes jeigu tu to nepasidarysi, tai atsiras žmogus, kuris gali padaryti labai daug įdomų gyvenimą. Arba neįdomų. Geriau pasidaryti pačiam įdomų gyvenimą. Tai va to ir linkiu visiems. Aš lygiai taip pat. Tai ką tada visiems gražaus vakaro, tau irgi gražaus vakaro. Tau taip pat, Donatai. Ačiū už pokalbį, tikrai išėjo labai nuostabus podcastas. Ir kas dar jo nematė, jį pasižiūrės Instagramą, kaip tik dar mes paliksim įrašą jums visiems. Tai karts nuo karto galėsit grįžti į čia ir panalizuoti save. Tai ačiū jums, gražaus vakaro ir iki malonaus. Viso, Donatai. Iki. Iki.